Šiais laikais įprasta skubėti. Žmonės turi daug darbų, svarbių reikalų, šeimos rūpesčių, viską norisi suspėti atlikti laiku. Todėl dažnai pamirštame pačius save. Spartaus progreso ir technologijų amžiuje pirmiausiai norisi atlikti įsipareigojimus darbdaviui, kad gautum atlyginimą ir užsitikrintum materialinę gerovę. Todėl darosi įprasta, kad žmonės neturi laiko gaminti maistą savo bei artimiesiems, o renkasi viešojo maitinimo įstaigas, užkandines, kavines, greitojo maisto restoranus. Pietų su šeima prie bendro stalo tapo prabanga. Atsiprašau, gal galim trumpai pakalbinti jūs? Atsiprašau, užkandžiavau. Galim. Nieko tokio. Norėjau paklausti, ar kasdien turite laisvo laiko, kad galėtumėt ramiai pasigaminti ir neskubant suvalgyti pietus? Ne, be abejo ne. Turbūt nežinau, kas čia tokia prabanga galėtų pasigirti. Taip. Ir ką daro tokiais atvejais? Kaip valgote, kur valgote ir Užbėgu mieste kur nors. Ar užtenkamai kasdien turite laiko, kad paruošti pietus ir ramiai neskubant pavalgyti? Tikrai ne. O ką darote tokiais atvejais, kai nėra laiko, kai skubat? Nevalgo. Visai nevalgot? Tada jau vakare. O nesilankot kokiose nors maitinimo įstaigose? Lankomės. Kartais lankomės, jo. Kokį maistą tada dažniausiai valgote, kai namuose negalit pasigaminti? Priklausoma nuo laiko, kiek laiko. Jeigu taip, tai prie darbo greitą maistą kelią, jeigu trupučiuką daugiau, tai iki kavinės. Tada jau rimtesnį dienos pietus. Sakykit, prašau, ar turit laiko kasdien ramiai neskubant pasigaminti pietus ir pavalgyti su šeima? Taip, turim, žinoma. Turit kasdien? Taip. O jeigu namuose nepavyksta per skubėjimą, per reikalus, kokį maistą dažniau renkatės? Nu tai juokina, palaukit, vyras. Nu kokį, tai baruose pavalgom tada kažką. O tai ką renkatės tuose baruose? Suši. Suši. Taip. Mes sveiką maistą valgom iš tikrųjų. Supratau, ačiū. Prašom. Negaminu pietų, pietauju kavinėse. Kavinėse pietauju? Taip, papietauju kavinėje. O kodėl? O tu, kodėl pietauju kavinėje, jaučiu malonumą. Amžius toks, kad nereikia niekam tarnauti. Aha. Tik šeštadienį, sekmadienį gaminu valgyti, o taip kavinėse iki malonaus skubo. Ačiū. Užtenka jums laiko kasdien ramiai pasigaminti pietus ir neskubant pavalgyti? Tikrai neužtenka. Visiškai neužtenka. Tai ką tokiu atveju darot? Einam į kavines ir valgom greitą maistą. O kokį maistą dažniausiai renkatės kavinėse? Koks mėgstamiausias jūsų? Picos visokios. Turbūt Arba jo. kinietiškas maistas. Sushi visokie. Žodžiu, kažkas tokio. Ar taip būna bent kartą per savaitę, kad kartu su šeima, mama, tėčiu susėdat visi bendrai prie bendro stalo? Kartą per savaitę? Nelabai, bet kartą per mėnesį tai būna. Tai valgot kažkur viešo maitinimo įstaigose, ar ne? Taip. Taip. Ar niekad nesusimastydavot, kad labai svarbu mintys, kurias galvoja tas virėjas, kuris tą pizzą kepa ar kepėjas, reiškia, kad jos veikia tos mintys tą maistą? Neteko susimastyti tokių. Žodžiu, pasotina skrandį tik tai tiesiogiai tuo maistu, ar ne? Angliavandeniais, baltymais. Apie energetiką maistą niekad nesusimastėt, ar ne? Ne, tikrai ne. Turim tam laiko, žinokit. Pasiklydę rūpesčių labirintuose nepaisome ne tik svarbių savo poreikių, bet ir nepastebime to, kas vyksta aplinkui. Kaip keičiasi metų laikai, kada pražysta gėlės ir medžiai, o tai reiškia, kad nejuntame gyvenimo tėkmės. Nepastebime skriejančio brangaus laiko, arba tai bandome pajusti tik trumpomis atokvėpio akimirkomis atostogų metu. Tačiau esama ir kitokio požiūrio. Vegetarinių patiekalų restorano Ganga virtuvės šefas Saulius Adamonis pasakoja, jog vedų maisto gaminimo tradicijos pabrėžia teisingos mitybos svarbą ir labai aiškiai apibrėžia taisykles, kuriomis reikia vadovautis. Kokių principų reikia laikytis pagal vedų tradicijas gaminant maistą? Patys pagrindiniai principai, sakyčiau, būtų švaros principas, patys produktai, virtuvė, kurie yra gaminama, pats virėjas, turėtų būti bent jau švariai nusiprausę, švarūs rūbai, švari aplinka, švarios grindys netgi, kas pas mus galbūt nėra labai aktualu. Kitas labai svarbus momentas, kad gaminant maistą mes praktiškai gaminam vaistą.
Nes kiekvienas žmogus, sakysim, pavalgęs, jisai nori jaustis sotus, laimingas, patenkintas ir maisto gamyba vedų kultūroje, tai kaip ir kiekvienoje kultūroje, jinai prilygsta, sakysim, tam tikram ritualui. Reiškia, tai yra, aš netgi palyginčiau, kaip sakysim, laiško rašymas. Ne, mes puikiai žinom, kada mes rašom laišką mylimam žmogui, mes susikaupiam, atsisėdam, paimam švarų popieriaus lapą, pradedam rašyti ir visos mūsų mintis, jos, kaip sako, gula ant popieriaus. Ir lygiai taip pat ir maistas. Kai mes gaminam maistą, mes turime gaminti, suprasti, kad mes gaminam kažkam artimam. Ar tai būtų mūsų šeimos narys, ar tai būtų mūsų svečias, draugas. Ir tokiu būdu, kadangi didesnė mūsų maisto dalį sudaro vanduo, reiškia, mes žinom, kad vanduo jisai priema visą informaciją ir per mūsų rankas, per mūsų mintis, reiškia, visa tai, kas yra mumise, mūsų nuotaika, jinai persideda į maistą. Ir lygiai taip pat kaip laišką mes galime, parašę netinkamą laišką, mes galim žmogų įžeisti, įskaudinti, netgi susargdinti, lygiai taip pat ir per maistą mes galime jam suteikti energijos, sveikatos, džiaugsmo. Reiškia, tai yra labai svarbus momentas. Na ir aišku, turi būti švarūs produktai, geriausia, jeigu tai yra savo užauginti produktai. Taip pat vedų kultūroje nebuvo tokios tradicijos pirkti maistą paruoštą kažkur tai supermarkete ar panašiai. Žmonės pirkdavo, kaip ir anksčiau, tikriausiai Lietuvoje, žmonės pirkdavo viską turguje, patys parsineždavo, nuplaudavo, supjausydavo ir tokiu būdu gamindavo maistą. Dar vienas labai svarbus momentas vedų kultūrai, tai jau kaip minėjau, kad mes gaminam kažkam tai labai artimam. Ir kadangi visa vedų kultūra jinai yra daugiau ar mažiau dievocentriška, kiekvienas, reiškia, patiekalas, visa tai, kas buvo pagaminta, iš pradžių yra aukojama atskirai dievybei. Ta prasme, čia jau priklauso nuo to, kam žmogus lenkėsi, prieš tai jisai visą tai paukoja. Esą, pavalgyk pirmą tu, paskui pavalgysiu aš, tai yra tokia tarno būsena. Ir lygiai taip pat šeimoje, sakysim, arba jeigu ateina svečias, šeimininkai visą laiką stengiasi pamaitinti pirmą svečius, patys sėdi, netgi jeigu dabar jūs nuvyksite į Bengaliją, pamatysi tokį ritualą, kada visi šeimos nariai jie kažką kartu pagamina, pasodina svečią, patys atsėda šalia, jie neturi, pas juos nėra lėkščių, nieko, jie tiesiog stebi, žiūri ir tą svečią primaitina iki, kol jam pasidaro sunku eiti. Tai yra tokia vaišingumo tradicija. 21 amžius, skubėjimo amžius, dabar visi bėga kažkur, skuba, neturi laiko pavalgyti tarp darbų, užkandinėse trumpai užkanda ir vėl grįžta prie savo reikalų. Ką jūs galėtumėt patarti tiems žmonėms, kurie neturi laiko kasdien ramiai pasigaminti pietus ir ramiai su malonumu pavalgyti? Žinoma, 21 amžius jisai mums kaip ir diktuoja savo taisyklės, savo gyvenimo taisyklės, savo elgesio taisyklės, lygiai taip pat ir mitybos taisyklės. Ir kažką staigiai pakeisti galbūt nėra labai lengva, nes pirminis pasikeitimas vis dėlto turi įvykti žmogaus sąmonėje. Jis turėtų paklausti savęs, kur aš skubu. Nes iš esmės mes neturim laiko kažkam tai, tarkim, tam pačiam maisto gaminimui, vien tik dėl to, kad yra labai daug kažkokių tai pašalinių dalykų. Sakysim, lygiai tas pats internetas, sakysim, ar filmai kažkokie, tai ar dar kažkas. Maistas mums tapo toksai, žinot, tai yra netgi savoka greitas maistas. Man tas greitas maistas, jisai kažkodėl asocijuojasi su greitu automobiliu. Žinot, greitas automobilis, aš įsėdau, nuvažiavau ten, kur reikia. Bet tuo pačiu metu tas greitis, vėlgi kita asociacija, tai yra greiti ir įsiutę. Yra toksai filmas, jeigu aš pats jo nemačiau, bet girdėjau tokį pavadinimą. Reiškia, greiti ir įsiutę. Ir žmogus, kuris daro kažką greitai, jisai neišvengiamai pas jį atsiranda tam tikra dozė agresijos didesnė, jisai tampa, reiškia, toksai nekontroliuojamas, pats savęs negali sukontroliuoti. Ir šiuolaikinis žmogus turėtų tiesiog pirmą užduoti savo klausimą, dėl ko aš gyvenu, kur aš skubu ir kur galų gale aš nuskubėsiu. Nes mes žinom, jeigu mes važiuojam greitu automobiliu, tai mes labai greit pasiekėm tikslą. Ir jeigu mes savo gyvenimą ir savo mitybą padarom kaip tą greitą automobilį, tai mes turim suprasti, kad mes labai greitai judame link prarajos, link mirties
ir mes greitai lėkdami mes net nespėsim pamatyti, kas dedasi aplinkui. Tai šiuolaikinis žmogus, aš manau, turėtų susimastyti, turėtų pasidomėti, kaip galima daryti, sakysim, maistą namie, savo šeimos rate, nes praktiškai žmonės dabar jie visiškai nebebendrauja. Jie bendrauja arba per internetą, arba jie, kaip sako, sėdi internete labai dažnai ir tiesiog, o pats procesas maisto gamybos yra labai nuostabus ir tai yra puikiai galimybė pabendrauti žmonėm kartu, tarkim vakare. Jeigu kažkas tai gamina, galima iš vakaro pasigaminti pietus, nes ryte, arba ryte, reiškia visą, bet tai daryti kartu šeimos rate. Vienas žmogus ten supjaustė daržovės, kitas paruošė kažką tai ir tokiu būdu. Bet visų pirma turėtų įvykti lūžis galvose, reiškia žmonės turėtų paklausti, kur aš nuvažiuosiu labai greitai to greitojo automobiliu. Praktiškai tai yra į prarą. O paskui, jeigu yra noras, vis laikas atsiranda kažkokios galimybės. Maistas, kurį kasdien suvalgome, tai ne vien riebalai, baltymai ir angliavandeniai. Tai energija, kuri veikia visą mūsų organizmą, atskirus vidaus organus, emocijas, mūsų mąstymą. Su kokiomis mintimis pagaminsite patiekalą, tokią energiją į jį ir įkrausite. Todėl su meile pagamintas maistas, nors gal ne visada pavyktų išpildyti visus recepto reikalavimus, tikrai bus skanesnis ir tą patvirtins tie, kurie paragaus. O jeigu prieš ragaudami, tiesiog savais žodžiais sukalbėsite maldą kūrėjui, tai patiekalai įgaus ir dieviškos energijos. Tik pamėginkite ir įsitikinsite tuo patys.